Viešpat su jumis. Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje 40 dienų šėtono gundomas. Buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną. Atėjo įvykdymo metas. Dievo karalystė čia pat. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Pradėdami gavėnią, kaip ir kiekvienais metais esame kviečiami mąstyti apie gundymus, kuriuos patyrė Jėzus dykumoje. Laiške Žydams yra parašytas tikrai autentiškas sakinys. Jėzus, kaip ir mes, visaip buvo gundomas. Taigi Jėzus patyrė visus tuos pačius išbandymus, kaip ir mes. Todėl jis yra mums toks savas, toks artimas. Jėzaus gundymo faktą patvirtina visi 3 sinoptinių evangelijų autoriai. Matas ir Lukas plačiai ir spalvingai pateikia gundymo sceną su 3 epizodais. Esi alkanas, paversk akmenis duona. Nori greičiau realizuoti savo idėjas pasaulyje, priimk šėtono dovaną valdyti visas pasaulio karalystes. Nori patikrinti angelų ištikimybę ir jų budrumą, šok nuo šventyklos stogo. Žinoma, Jėzaus gyvenime tokio konkretaus įvykio tikrai nebuvo. Tai ne reportažas, kurį mums pateikia Evangelijos autorius. Evangelistai mums kalba parabolėmis, kuriomis nori parodyti, su kokiomis gundymo rūšimis teko Jėzui susidurti per visą savo gyvenimą, ne kažkokiu tai vienu momentu. Tuo tarpu šios dienos Evangelijos autorius Morkus nenaudoja Mato ir Luko pateiktų parabolių. Morkus labai trumpai, tik 2 sakiniais nusako Jėzaus gundymo sceną. Tačiau jo tekstas nėra mažiau informatyvus. Morkaus tekstas buvo pirmas tekstas. Mato ir Luko vėliau rašyta, taigi prirašyta šiek tiek daugiau. Po krikšto Jordane dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Originalo kalboje sakoma, įmetė į dykumą. Taigi dvasia čia visai nepasitarnavo Jėzui. Ji tiesiog įstūmė Jėzų į dykumą. Kalbėdami Tėve mūsų maldą mes sakome, neleisk mūsų gundyti. Arba kaip vyresnės kartos žmonės prisimena šitos maldos variantą, nevesk mūsų į pagundą.
Taigi mes meldžiame Dievą, nestumk mus Dieve į dykumą, bet gelbėk nuo pikto. Įdomu, bet Biblijoje Dievas niekada nebando nusidėjėlių. Jis visuomet bando teisiuosius. Kodėl? Nežinau, gal todėl, jog nori, kad mes dar daugiau paaugtume. Juk tik įveikdami krizę mes paaugame. Mes labiau subręstame tada, kada įveikiame tas krizes, kurių yra mūsų gyvenime gan daug. Kitas žodis, kurį aptinkame šitame trumpučiame, vos kelių eilučių tekste, yra dykuma. Ir šitas žodis reiškia vienatvę. Tai ne geografinė vieta, tai būsena. Kiekvienas, ko gero, esate išgyvenę šitą būseną, dykumos būseną. Kyla klausimas, ar Jėzus patyrė vienatvę ir gundymus tik vieną kartą. Skaitome Evangelijoje, jis praleido dykumoje 40 dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Iš teksto atrodo, kad Jėzaus krizinis laikotarpis tęsiasi 40 dienų. Bet Biblijos simbolių kalboje 40 reiškia visą žmogaus gyvenimą. Autorius nori mums pasakyti, kad Jėzus patyrė išbandymus per visą savo gyvenimą. Iš dykumos Jėzus ištrūko tik perėjęs Golgotos kalną. Nors dykuma reiškia vienatvę, Jėzus nebuvo dykumoje vienas. Ten jis susidūrė su 3 personažais: šėtonu, žvėrimis ir angelais. Šėtonas, kaltintojas, prokuroras. Biblijoje niekada šėtonas nereiškia asmenį, bet veiklą. Toks šėtono paveikslas atsirado Biblijoje veikiant persų įtakai. Šėtono pareiga buvo apkaltinti karaliui kokį nors funkcionierių, kad jis blogai atlieka savo pareigas. Tai buvo šėtono funkcija. Vėliau šėtono paveikslas evoliucionavo ir reiškė blogį, kuris egzistuoja pasaulyje. Pasaulis, anot dualistinės filosofijos, kuri vyravo Babilonijos krašte, į kurią buvo izraeliečiai ištremti. Ten grūmėsi 2 kariuomenės viena su kita. Šviesos kariuomenė ir tamsos kariuomenė. Kiekviena kariuomenė turėjo savo kunigaikštį, vyriausiąjį vadą. Taigi Babilonijos tremtyje, šiandieninėme Irane, žydai buvo paveikti to krašto būtent šios dualistinės filosofijos. Todėl,
kai sugrįžo atgal į savo kraštą tie tremtiniai, jie buvo persėmę šitą filosofiją, dualistinę filosofiją. Ir todėl Jėzaus laikais pradėta personifikuoti šėtonišką veiklą. Šėtonas kaip konkretus asmuo neegzistuoja, tačiau šėtoniškos nuostatos gali įsikūnyti žmoguje. Evangelijoje turime mes du labai ryškius tokius atvejus, kai šėtonas įsikūnijo. Jeigu skaitom Naująjį testamentą, mes matome, kai šėtonas įsikūnijo į Judą Iskarijotą, kuris išdavė Jėzų. Ir taip pat matėme, kaip šėtonas įsikūnijo į Petrą, kuris vėliau Jėzaus išsigynė. Prisimename, Jėzus sako, eik šalin šėtone nuo manęs, kai Petras norėjo paaiškinti Jėzui, kaip jis turi gyventi. Kad jis jokių būdų negali eiti ten į Jeruzalę ir numirti, bet jis turi eiti ten ir paimti valdžią. Kitas dykumos personažas, apie kurį kalba šios dienos Evangelijos autorius, yra žvėrys. Taip, dykumoje gyvena laukiniai žvėrys. Bet evangelistas Morkus turi visai ką kitą omenyje. Biblijoje žvėrys reiškia politinę galią, kuri engia žmones. Galime paskaityti pranašo Danieliaus knygos 7 skyrių. Ten labai aiškiai rasite parašyta, kur kalbama ten apie 4 žvėris. Pirmiausia, ten rašoma apie liūtą, kuris simbolizuoja Babilonijos imperiją. Vėliau Babilonijos imperiją nugalėjo liūtą, nugalėjo lokys. O tai yra Medų imperija. Tada atsiranda Persų imperija, kurią simbolizavo leopardas. Galiausiai Aleksandras Didysis. Jis buvo vaizduojamas kaip baisus žvėris. Baisus mitologinis žvėris geležiniais dantimis. Jis rijo viską ir daužė šipulius, kas tik pasitaikydavo jo kelyje. O ką sudaužydavo, dar sutrypdavo kojomis. Autorius norėjo pasakyti, kad Jėzus per visą savo gyvenimą priešinosi tam senajam pasauliui, žvėrių pasauliui. Todėl jis neišvengė politinės, ekonominės ir religinės valdžios spaudimo. Tie patys žvėrys ir šiandien įvairiais būdais stengiasi nužudyti avinėlį, kuris simbolizuoja švelnumą, atjautą, pasiaukojimą, meilę. Jeigu Jėzus galėjo pasipriešinti toms blogio galioms, tai galime pasipriešinti ir mes. Trečias dykumos personažas buvo angelas. Kas yra angelai Biblijoje? Senajame testamente angelas pasirodo net 213 kartų. Naujajame testamente 104 kartus.
Ir nebūtinai jos buvo dvasinės būtybės. Angelų gali būti bet kuris, kas tarpininkauja Dievo išganimo planui. Kiekvienas, kuris tampa Dievo meilės, švelnumo, atjautos įrankiu. Mozė, kuris lydėjo savo tautą per dykumą, yra vadinamas angelu. Joną Krikštytoją evangelistas Morkus pristato kaip angelą. Angelai yra tie, kurie bendradarbiauja su Dievu, kurdami Dievo karalystę. Ir jūs esate girdėję sakant, tu esi mano angelas. Šis išsireiškimas kyla iš mūsų patirties. Taigi Jėzus patyrė ne tik išbandymus, bet ir angelų tarpininkavimą. Kas buvo tie Jėzaus angelai? Pirmiausia, aišku, jo tėvai, taip pat moteris, kurios jam pasitarnavo viešo gyvenimo metu. Visi tie, kurie bendradarbiavo su juo toje išganomojoje veikloje. Ir šiandien galime sutikti labai daug angelų. Prisiminkite patirtį, kai ilgiau ar trumpiau jūs buvote įstumti į dykumą. Kai kokia nors, tarkim, liga jūs prikaustė prie patalo. Tuomet teko patirti ir šėtono gundymus, kuris lenkė jūs dėl tos ligos galbūt kaltinti visą pasaulį, aplinkinius, galbūt gydytojus, kurie nepastebėjo tos ligos ar dar kažkaip blogus vaistus davė. Valdžia, kuri taip prastai visą sveikatos sistemą sudėliojo, kad jums reikia pas gydytoją laukti ten 3 savaitės ar daugiau, kad patektumėte. Jūs susidūrėte ir su šėtonu, ir su žvėrimis, tačiau tikiu, kad susidūrėte ir su daugybė angelų. Vieni už jūs atliko kažkokius tai darbus, kuriuos jūs paprastai darydavote. Kiti jūs slaugė, dar kiti vežė jums vaistus, gamino maistą, galbūt keitė patalinę, skalbė. Kiti angelai jums paskambindavo telefonu, siūlydami savo pagalbą. Kalbino, kad nesijaustumėte vieniši. Dar kiti už jūs meldės. Ar tie žmonės nėra angelai? Jie yra kur kas tikresni angelai nei Gabrielius, Mykolas ir Rapolas. Mielieji, išsiaiškinome šiandien visus tuos raktinius žodžius, tos trumputės evangelijos, bet pasiaiškino, ką reiškia tie visi žodžiai. Dabar mes esame kviečiami permastyti tuos žodžius, perkramtyti. Žvelgti pirmiausia, aišku, į Kristaus patirtį. Ir tą Kristaus patirtį perkelti į savo patirtį. Kad mes galėtume sustiprinti per šį gavėnios laikotarpį savo krikščioniškus pasiryžimus. Pradedame gavėnią, Jėzus kviečia mus grumtis kartu su juo prieš šėtoną, prieš blogį,
kuris egzistuoja pasaulyje ir kuris visokiais būdais tengiasi įsiskverbti mūsų širdį. Leiskime Dievo žodžiui pasiekti mūsų esybės gelmę, nes tas žodis apvalys nuo to purvo, kurį šėtonas palieka mūsų širdyje. Ir tuomet mūsų veiksmai bei žodžiai taps angelo veiksmu ir žodžiu. Ir šitie mūsų veiksmai ir žodžiai padės ir kitiems žmonėms ištrūkti iš šėtono valdžios ir įžengti į Dievo meilės karalystę, kur yra ne kažkur, bet čia, šalia mūsų, ten, kur yra meilė ir nesavanaudiškumas. Išpažinkime savo tikėjimą.